Ne, Mauzeri, ne, ir dar kartą. Ne štai jums vat pavyzdys, į kur mumis atvedė Sąjūdis, Liandsbergis ir Brazauskas. Oho, čia jūs taip viską taip į vieną vietą sukabinot. Nu tai o kur atvedė? Į Geiropą! Iš krypelių konglomeratą. Tai jūs girdėjot, kas darosi senojoje žilojoje Anglijoje? Ar jūs girdėjot tokią pavardę Adam Smith? Na? Nu, garsus anglų ekonomistas, klasikinės anglų politinės ekonomijos pradininkas, žmogus su liemenė, kaip jūs mėgstate pabrėžti, lygindamas jį su Lietuvos banko vadu Vasiliausku. Stebina mane jūsų atmintis, iš tokios spėlės tai čia. Tai va, gerbiamas Adamas Smithas su savo gerbiama liemenė jau 1000 metų puikavosi ant 20 svarų sterlingų banknoto. Kol visai neseniai įtakinga gėjų bendruomenė nusprendė, kad vietoj jo dabar ant atvaizdo 20 svarų banknoto puikuosis žymus dizaineris, neslėpintis savo homoseksualumo. Nu ir ką? Ir ką? Klausė Pelė, jums už tokį klausimą? Šustauskas, Gražulis ir Ruoka dėtų į snukį iš kulokų iš 3 pusių. Ant 20 svarų banknoto puikavosi Adamas Smithas su liemenė. O dabar ant jos puikuosis liemenės siūvantis kažkoks tai... kažkoks... Ai. Nu ką, gal talentingas dizaineris, dirbęs ten su Kate Middleton vestuvinė suknelę pasiūvęs, ten šitai Naomi Campbell, ten Kate Moss, karočią. Vis tiek, mada, žinot, talentas, Talentas, ane? Homoseksualus dizaineris, ane? A jūs pagalvojote dabar, kaip tą 20 svarų banknotą su tuo gamasieku rankose laikyti į Angliją nuvažiavusiam šitam pankai nacionalistui ar jaunalietuvių vadui Stanislavui Buškevičiui. 20 svarų banknotas, tai čia didžiausias pinigas laikytas jų rankose. Dabar net į savo jie negalės paimti. Bet aš jums žinot, pasakysiu. Palaukite, aš jums kai ką pasakysiu, toj pats. Metai kiti ir dar ant 10 svarų banknotų puikuosis 2 lakūnai. Eltonas Džonas ir tas jo žmona, ar vyras, kas ten, Furbišas. Nebijokit, anglai nubalsuos už išstojimą iš Europos Sąjungos ir nečiupinėsit jūs tų banknotų. Tegul ir nubalsuoja. Nereik mums sąjungoje šitokių.